Nu, taip mes tvarkomės. Čia yra stalelis pas mus su šitais, su naujais testamentais ir su... Ką visi čia burba, nauji testamentai. Jau dabar viskas mane pagavo, jau filmuojant. Va jau nebeišsisuks jau. Taip. Nebloga diena šiandien iš tikrųjų yra. Aš žinau, tik tai man buvo jokinga. Taip, pažiūrėsim, kas yra lauke tenais, kaip ten gatvėje. Nėra labai daug žmonių. Čia yra pagrindinė Konelio gatvė, mes matom per langą. Mes gavom pačiam centre salę. Taip, kad... Kai visi mane paliko, kai nebuvo kam kelt mane, supratau, kas atsitiko, Jėzus vienas mirė už mane. Jėzus mane mylėjo, Jisai kentėjo už mane. O šiandien aš aiškiai suprantu, kad amžiną gyvenimą mes niekaip negalime užsitarnauti. Savo darbais niekas neįgys to teisumo, kuris reikalingas išteisinimui, nes dėl to Dievas atsiuntė savo sūnų. Ir Jėzaus kraujas yra kaimo už mūsų nuodėmes. Jo mirtis ir prisikėlimas reiškia mūsų nuodėmių atleidimą. Ir Biblijoje Romiečiams laiške 9 eilutės yra aiškiai parašyta, kas yra išgelbėjimas. Ir ten parašyta taip. Jeigu tu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų. Lūpomis, ne šiandien. Lūpomis. Išpažinsi viešpatį Jėzų, o širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Pusė išgelbėjimas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, lūpomis išpažintas į išgelbėjimą. Tavo meilė amžina, nešalo į metą, nesulaikė jos mirties jėga. Ir nėra daugiau, kas užtemdytų mane, tavo meilė šviečia manyje. Kai galiausiai vieną dieną aš išgirdau gerą naujieną, kad visagalis Dievas, jis ne tik tai gali mane girdėti, matyti, bet tiesiog jis yra paprastas, mylintis, jis stovi ir beldžia. Ir nori, kad aš atidaryčiau ir pakvieščiau į savo gyvenimą. Kad visagalis Dievas nori, kad aš bendraučiau su juo kiekvieną dieną. Šitą žinią jinai pilnai pakeitė visą mano gyvenimą. Ir tiesiog jis beldžia ir šaukia ne tik manęs, o kiekvieną, kuris šiandien šitoj salėje. Tiesiog kiekvieną žmogų Dievas labai labai myli, kiekvienas žmogus yra labai labai brangus. Tiesiog aš negalėjau įsivaizduoti, kad mane gali kažkas taip mylėti. Kad kažkas gali ateiti į šitą žemę ir tiesiog numirti ant kryžiaus, tam, kad sumokėti už viską, ką aš padariau blogą. Ir gera naujiena šiandien, kad kiekvienas žmogus gali pradėti bendrauti su Dievu, gali pradėti skaityti Dievo žodį, tai Bibliją. Tiesiog labai daug žmonių sumokėjo šitą knygą kainą savo gyvenimą, savo krauju, kad šiandien šitą knygą negalėtų ateiti, kad mes galėtume paprasčiausiai paimti ją ir skaityti. Tiesiog tai prasideda naujas gyvenimas. Ir jis veda į amžinybę, jis niekada nesibaigia. Tai tiesiog gera naujiena šiandien kiekvienam. Ačiū Dievui iš visų. Ta malda, kurią aš pirmą kartą meldžiausi, Jėzui savo širdį, ir labai paprasta, nes Dievo žodis sako, visiems, kurie priėmė,
Jis dar gali tapti Dievo vaikais. Tai Dievo, ženkite žingsnį į priekį. Tie, kurie pakėlėt, drąsiau ateikit čia. Ir kurie nepakėlėt rankos taip pat. Ir iš galo ten, kur kėlėt, drąsiai ateikit, drąsiai. Ne priešais mane, priešais Dievą. Jėzus nesigėdė ant kryžiaus. Nesigėdėkime išpažinti žmonių akivaizdoje. Jėzus išpažins mūsų angelų akivaizdoje ir Dievo akivaizdoje. Ateikit drąsiai į priekį. Tai jūsų tikėjimo žingsnis. Tai jūsų meilės išraiška jam, nes jis savo krauju mokėjo už mus. Kviečiu visus eiti į priekį, drąsiai, aplinkui, bet kurioje vietoje. Kaip mūsų išpažinimą Dievui, kad mes jį mylime, kad mes tikime, kad Jėzus mokėjo už mus, kad jis prisikėlė ir mes jį išpažįstame viešpačiu. Tai yra paprasta malda, tikėjimo malda. Viešpatie Jėzų. Aš tikiu, kad tu praliejai savo šventą kraują, kad būtų nuplautas mano nuodėmės. Mirėjai ir prisikėlei, kad gaučiau išteisinimą ir amžiną gyvenimą. Jėzau, atleisk mano nuodėmes. Įeik į mano širdį. Būk mano asmeniniu gelbėtoju ir viešpačiu. Dievo Tėve, dėkoju už amžiną gyvenimą. Dėkoju, kad esu tavo vaikas. Tai tavo žodis. Kaip užrašytas Biblijoje. Priklausau. Teisingai. Viešpaties meilė galinga, auga šioje tautoje, duodais naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus. Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus. Tebūna meilė tarp mūsų, nešviečia